stums, tai žinok, neblogs. Aš jau galvojau, kad čia bus mano, nu ta, jau euforija, kad yes, I did it. Jau McLeodą šaukiausi, jau visą kitą, pažiūrėk. Niek. Ten aš žiūriu pastatytas fundamentas, ten ir bus tas kalnas. Matau, kolega irgi ten Andris paėjęs yra. Tai visai gera linkme eina. Bet jo. Geras, eina savo. Kai tik čia, tai tik iš šitos viršukalnės. Pažiūrėkit, kur ten mūsų ežerai. Toli, matot? Kosmosas. Eik tu savo. Čia, nu tikrai ne shortcutas. Pasirinkom gal patį ilgiausią maršrutą. Vis aišku, bet nu lengviausias, negali sakyti tikrai. Tikrai lengvas. Tikrai lengvas. Malonu eit. Reiks vandens atsigerti. Kalbu sausai. Reikia kalt biškį vandenuką, kažkaip kepuriai. Prilipis kažkoks puks. Ai, tu nu ką? Reik šypsotis. Reik šypsotis. Niekad tu nepadarys. Bet kad ten pramaziau, eik tu savo, koks aš kaušas, bet brama gražu. Ir dar pasakysiu, jeigu tu varai į aukščiausią viršukalnę, tai turi nusiteikti, kad žinai, va, užlipai biškį ir jau sakai, va, jau čia bus, ne. Čia mes perėjom pakopų gal 10 jau. Užlipi, galvoji, jau čia. Niekas panašu. Tas pats kaip aš, bet dabar fundamentų matau, jau tikrai aukščiau ten nebebus nieko. Bet va, tokie potyriai, kad lipi, leidis lipi. Kaip ir gyvenime. Leidis lipi. Tai nenusiminkit, jeigu reikia ir gyvenime biškutį nusileisti. Palipimas laukia. Jeigu leidžitas, reiškia palipimas greit bus. Visada taip. Tai ką? O matau ir jūros. Geras, nu tikrai gražu. Kai tu palipi į pačią viršukalnę, tai tiek gražių vaizdų atsiveria. Reiks gal ir droną pakelt. Dronų mano reiks pakelt. Kalba pakrypsta apie kritimus, pakilimus. Pamenat pasakiau. Tai dabar įsivaizduokit. Tiek užlipau į šitą kalną, netoli tas viršukalnas. Jie yra ten. Aš žiūrėkit, koks lauk manęs nusileidimas. Eina savo. Bet tai kas čia per drakoną nugar? Kažkaip kitas viršukalnes būdavo, kad nu tikrai ne taip palipi tą viršūnę viskas. Aba nieko. Sako, biški dar padirbėti reiks. Įsivaizduokit, reiks grįžti. Grįžti reiks. Vėl taip pat. Ten palip, ten nusileis, ten palip, ten nusileis. Nu gerai. Kiek sudeginau kilokalorijų, negaliu pasakyti. Bet manau, kad kažkiek bus. Kokia štukytė drąsiai. Štukytė drąsiai. Eik, geras. Pažiūrėk, vėl reik leistis. Nu niekas savo. Tokas geriausia, nebloga. Dostačiai. Čia per dieną aš
Karočiui, visas viršukalnes bus aplankęs. Lengvų kelių nėra, nesirenkam. O, bet kokia ramybė, vėjas tik pučia. Ir aš bazarint su savim. Ramiai. Vienas nors normaliai kalba. Tas tikrasis vėjas, aš tai tikrai vėjus varau. Sustiprėjau, galva kepurės nebelaika. Tai kažkur draugai mėly, tai tikrai paskutinis. Taip šitą kalbą. Sau, pažiūrėk, kokia jis. Prieš tai jau buvo kažkaip viską ženklę paprašiau. Dabar viskas ne taip ir lengva, kaip vadovėlius rašo. Čia jau prasideda, jau kad ir veiktų čia iš vis įdomu. Geras. Čia tikrai įdomu. Kur aš čia užlipo? Kalnų ožių maršrutas. Opa. Nu jo. Čia biški. Reikia žiūrėt, kur dėt kojų, ne? Bet normaliai. Da, normaliai. Aišku. O! Aišku. O! Žodžiu. Vos per šit slipimt vieną stiklą nepaliku. Nes buvo gal milimetrovkės. Ką tu nori? Buvo normalus kelias. Ne, eina aš kažkokiam nesąmonė. Ai, tu savo. Saulutė išlenda. Geras ženklas. Dievulis mums sako, gerai darai, gerai eini. Bet jo, truko tikrai nedaug, pakeliu galą. Tikrai nes čia su ta špaga vos neįkūriau į uolas. O būtų man kriokimą. Būtų veiksmą. Eina savo. Tai va, po kol kas viskas gerai. Bandam lipti. Bet nelipam, pasižiūriu prie pat uolos. Na čia jau biškį stačiau. Stačiau, bet vėlgi proto ribos. Bet jau reikia ne šitą kelį pasimt, bet pasimt už uolos. Jau biškim įdomiau. Tam kokia siena laukia. Ai, po biškį ir užlips. Nerčiką pergi. Per daug aš stresuoju. Svarbiausia neįbesti uolą. Ką tikrai gali pasitaikyti. Tokias vietas. O geras. Tenas tarp uolų. Akis žiūri iki klopo. Eina savo. Čia gal įspūdingiausias lipimas kiek ėjau, nes prieš tai buvo paprasta. Čia biškį įdomu. Nėra kosmoso, tikrai Snaudonas buvo statuma. Ženkliai statesnis. O tas gribgrochas, tai iš vis net neįveikiau. O čia tai lipi.
Lipi. Visiems dalips. Metras po metro. Ir jeigu ne žemyn lipi, tai pakilsiu. Paša. Geras. Čia įdomiau. Man tai, kai iš tikrą labiausiai patinka lipimą. Kai reikia pagalvot, kur koją padėti, kad nepraslys. Jo. Atsiver. Na, jūs sakėt, kad neužkils. Eit. Aš kaip ir sakiau, pabiški. Tai va, ta viršūnė. Scaffold bike. Įveikta, čing, dan. Reiks pačilint už išlipus. Įkalt kokį svečiaką. Bet atspėti. Ir žiūrėti, kokį maršrutą grįžt atgal. Bet nuovargį jaučiu. Bet nepasakyčiau, kad buvo kažkas. Vau, nebuvo jokio fanatizmo. Ja, čia monumentas. Kelsim droną čia. Ką čia prašau? Great War. Paskaitys vėliau. Ot, viskas atrodo. Reikia Andrelį rasti. Kur Andrelis? Kaip čia užlikt ant tą? Kokia laiptelė. Štai ir aš. Aukščiausiam taškį. Viską matau aplink. Tik vien blogybė yra. Nemato kur Andris. Vis grįžta. Šiaip realiai parkingas turėjo ten būt. Aš pasakiau visai kitą kelią. Pradėjom kitą kelią. Attikio vaizdą. Ką, draugai dronų. Čia tu karlis man nuspaus. Įspaudžiau bazarį. Daug žmonių iš tikro užlipti. Nu ką. Ilgas kelias namo. Bazaris nuspaustas. Galim gyventi. Ir dabar pažiūrėk ten, kur tas ežeras. Ten turi aš eiti. Palinkėkit man sėkmės ir gero vėjo. Nu ką, einam žiūrėti, kur Andris randas.
Bet mano kolega atsiplėšė nuo manęs, dabar nes vien nerodau. Galvoju, palauks manęs. Nelaukia, tai aš bijau, kad jis net nedarėjo iki šitų viršūnų, bet mačiau, kad ėjo. Žodžiu. Ką galiu pasakyti? Grįžti pro ten, kur atėjau, yra truputį tikrai nelogiška. Nes nu čia aplinkui, grinai. Dar leisti žemyn, dar, nu, geras aplinkui. Reikia pažiūrėti, ar čia nėra baisiai statų. Jeigu nėra statų, šausim tiesiai pro tą ežerą. Nes mums reikia tą ežerą pasiekti. Viskas. Ten tas ežeriuks yra mūsų ežeriuks. O mes atėjom pro tenais. Pro tenais, įsivaizduokit. Primet. Čia nerealu, bet čia spėju bus labai statu ir nepatogu. A ne taip? Dažniausiai būna nepatogu. Taip bus. Labai statu. Labai statu vyriukai. Čia gali nusiridenti. Aš prisimenu, kad ten čia skardis. Man reikia ten į apačią. Bet mes apeisim šituo patogesniu keliu. Tai kur jis yra? Va, kur randas tas patogesnis kelias? Tikrai neįsim tą aplinkų jau. Tikrai neverta. Čiuošti. Hei, man patinka čiaužyti. O juk tu sauči, tikrus žiūrėk stotų. Matot, toks atsiveria ten plišys. Čia nenueis taip lengva. Čia gali labai greit nueiti. Neviriu, šito kelio aš nesirenku. Aš einu biškį. Papasakosim istoriją, žiūrėkit. Matot tą ežeriuką? Tas ežeriukas. Palauk, pats nebematau. Žodžiu, tas ežeriukas yra ten. Tas ežeriukas yra ten ir įsivaizduokit. Tas ežeriukas yra ten. O mes atėjom pro ten. Tai mes tokį ratų apėjom šitas kalns. Čia tigi paprastas leidimas. Unbelievable. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Nu ką, be viso ko reikia. Ir nusileidžiam. Mes leidžiamės tai vaizdingais maršrutais. Tik va tas ežeriuks yra tenais ir aš jį manau pasiekti per pusvalandį. Tai va ir, o ne per pusantros, kaip lipom per aplinkui. Bet tai, supranti, kažkaip galvojau, kad ta viršukalnė yra. Bet pasirodo, Kefalpaik yra čia. Ir mes buvom nuklydę biškį ne to keliu ir aš pamečiau kolegą. Dabar leidžiuos vienas ir tikiuosi, kad kolega nuėjo link mašinos. Nes jeigu grįšiu nebus kolegos, bus įdomiau. Bet Andris yra protingas vaikis. Tai tikrai jis bus grįžęs link mašinos. Tik žingsnis spartesnis, ne kaip mano. Pas man, tai žinai, pašniurinėt, pažiūrinėt, pasimėgau ten pažiūrėti, ten sustoti. Žodžiu, nėra taip, kad yra tikslas pasiekti viršūnę ir tu varai. Ne. Man reikia viską išniukštinėti. Viršūnė tik dalis malonumo.
pats tas procesas yra pati geriausia dalis. Taip, kad draugelė, mėgaukitės gyvenimu. Viršukalne gyvenimo užlipę. Nemanau, ar bus labai patenkinti. Gerai, mėgautis pačiu kilimu. Na, aišku, man patika ten užlipti. Bet nu ką, pasižiūrėjai. Bet gerai, kad nebuvo debesų. Aš prisimenu, kai į Benevit lipau. Tai užlipi, nu grinai, rūks. Daugiau nieko. O, va, neslystelė. Tai įsivaizduokit, rūks. Nei tik kupą filmuoti, nei tik ką, žodžiu. Nieko gero nebuvo. Čia gražus nors vaizdai ir jūros matęs, ir droną pakėliau, kolegą pamečiau, nu žodžiu. Buvo viską. Bet esu belė kaip laimingas. Tikrai žiauriai laimingas. Pirmas mano tripas geresnis su nauju filmavimo sakytą keliu. Pabandom naujienas, radom kur laikyti šitą lasdą, laikyti yra čia kilputė tokia. Tai žodžiu, aš jau tą lasdą įsikišu. Viskas. Все. Yra, va, akytėm uždėt dekliuks, kad nesukulčia. Aišku, dabar, kai filmuoju, nedėsiu, nes bus tamsu. Все. Aš į viršų nebekylu. Aš leidžiu žemyn link mašinos. Tikiuosi, jums patiko vaizdeliai, patiko mano sapalionės. Paspauskit like, subscribe, pasidalink su draugu, sekit kanalą. Tikrai kursiu daugiau vaizdelių. Manau, dar bus daug iš ko pasijuokt, ką pamatyt, daug kuriozų. A, dabar lip žemyn. Dengiu kamerą.